Gražu. Labas rytas. Po metų pertraukos aš vėl Norvegijai, toj pačioj upėj. Upė Tresa. Labai bus sudėtingos sąlygos, nes vanduo labai žemas, net vietinių meškeriotojų nėra visiškai. Bet čia nusipirkau dienos bilietą, tai atžvejosiu visą dieną ir žiūrėsiu, kas, įmanoma pagauti, bet žuvies tai tikrai upėj mažai bus. Nebandysi, nepagausi. Turiu 2 meškerės šiai dienai. Muselinė. Yra ruožas, kur tik su muselinė galima žvejot. Ir spiningėlis. Lengvas toks. Nes su sukriukėm čia labai nemažai pagauna tų lašišų. Tai ką, čia tokia vieta, kur slengstis. Gili vieta čia. Čia lašišas užsilaiko prieš toliau einant, kylant srovę aukštyn. Tai čia ir pabandom. Kažkokias mažytė žuvytė kažkokia atsekė. Sukriukė. Iki pat kojų. Savo sukriukę užkabinau. Prie krantą kitą. Tai nuėjau, žiūriu, dar ant šakos kabo. O tokia. Blizgė. Bus mano. Pašnekėsiu gal čia, vėliau jau. Kur tyliai norėsiu vietos praeiti, tai jau nebus kada šnekėt. Tai keletas pakeitimų upiai. Mačiau, kad dabar upė suskirstyta į 5 ruožus. Pernai buvo 2 berods. Dabar gerokai daugiau ruožų. Su muselinė užtilta tas pats ruožas likęs. Nors mačiau gaudą ir su masalais. Kai kas gaudo, nors ten negalima iš tikro. Tik su muselinė. Žvejybos laikas pasikeitęs. Būdavo upė uždaryta nuo 12 dienos iki 4 pernai. Tai dabar mačiau, dabar tik naktį upė uždaryta. Nuo 12 nakties iki 6 ryto. Tai va, nuo 6 ryto galima žvejot. Nuo 6 ryto iki 12 nakties. Tai visą dieną praktiškai. Visą dieną. Tai nuo 6 ryto ir aš atėjau. O leidimų kainos tos pačios. Tas bendras valstybinis leidimas, kaip čia lašišiniam žuvim gaudyt. 310 kronų. Ir plus upės dienos leidimas 220 kronų. Tai 530 kronų gaunas iš viso. Grubiai 50 eurų. O kitus kartus reikia pirkti tik tai dienos leidimą tą. Tas valstybinis lieka metam visiems galioti. Tai tokios naujienas šiek tiek pasikeitusios. Mačiau jau keletą paskutinių dienų nieks nieko nebepagauna, neregistruoja, nes labai žemas vanduo. Bet yra ir lietuvis mačiau jau vienas. Tikrai gražiai kabinės 6 ar 7 kg lašišą šiemet. Ir šiaip šiemet yra didesnių, po 7 kg mačiau tokie rekordai jau šitos upės. Taip, kad atplaukė, bet tik dar vakar tikrinau vandens lygių grafikus. Tik tai vandens lygis didesnis ir šitų automatiškai žuvų pagavimai gerokai didesni. Nieko nepadarysi. Priplaukė tiesiog daugiau žuvų, kai
vanduo aukštesnis į upę iš fjordo. Bet čia apsiniaukė šiandien, lietaus šiek tiek žada. Ir vakare liktais lietaus žada. Nu tai žiūrėsiu, jeigu labai lis, tai nieko. Gavas šiandien sekmadienis, taip išpuolė laisvą dieną, tai sakau, reikia pasinaudoti progą. Ir, nu, žemas, nežemas vanduo. Yra proga ir žvejoji. Likusios taisyklės tokios pačios. Mačiau, 2 lašišas galima imti į dieną, 2 lašišas ir 1 upėtakį. Upėtakiai nemažesni 35 cm. Ir lašišos. Tai nuo 3-5 cm galima imti jau. Nežinau kiek čia, 300-400 gramų jau žuvis. Nu, čia normalu pas juos. Daugiausiai pagauna, mačiau, paskutiniu metu ant sliekų. Nes čia irgi normalu žvejot ant slieko tipo. Leidžiama. Ir daugiausiai ir pagauna tokių žuvų ant slieko. Apie taisyklės ar praeitų metų žvejybą turbūt įdėsiu kažkur tai video nuorodą. Galėsit paspaust pažiūrėti, kaip pernai sekėsi. Nu ir dabar einu į kitą ruožą. O! Iššoko žuvis. Nebuvo gal didelė labai, bet upėj čia daug mažų ir yra. Jau suintrigavo. Jau patikėjau. Toks smūgis. Gerai pradeda lyt. Dar greit pabandyti su muselė pramest. Štokia tokia muselė. Lašišinė. Su 2 kabliuku. Eik, tu savo šakinėja žuvis. Palei nosį. Ai. Iššoko palei nosį. Gal nesimato, bet čia tokia pavėsinė nuo lietaus. Ir palikta metras pasimatuot žuvį. Svarstyklės pasisverti, visa informacija apie žvejybos taisyklės, knygutės, kaip atpažinti lašišą, šlakį, keltą, tai išneršus lašišą, kaip čia vadinasi, keltas kažkaip. Čia dar taisyklių visokių. Čia kažkur buvo knyga, kur registruoti žuvis reikėjo, bet dabar viskas jau programėlėje. elveguiden.no. Miškį lietaus užėjo, tai, sakau, papasakosiu keliais žodžiais. Kur? Buvo kibimas. Nepakirtau. Ant blizgutės. Ai. Jaučiau žuvį. Velnes. Ai, kodėl neužkybo? Kodėl nepasikirto? Aš mačiau, kad va čia šitoj, pūlė, kaip čia dobėjai, galima sakyti. 3 žuvis mačiau. Tokios padorės visai. Tai čia nusprendžiau dar pamėtyti. Su muselinė mėčiau, čia buvau ir šakas įkabinės. Lipau atkabinės čia, oi, čia daugiau
pražaidžiau negu žvejojau. Kodėl? Kodėl nepasikirto? Tikriausiai jau tą pačią nebepagausiu, manau jau. Jeigu paragavo kablį. Velnias. Bet jau ne veltui dieną. Netuščiai. Vieną kibimą jau turėjau. Norisi pagauti kažką. Ištraukti, parodyti jums. Vakar vakare nusidezinfekcinau įrankis. Čiagi privaloma įrankius prieš žvejybą nusidezinfekuoti. Jeigu iš kažkokios kitos ūkės atvažiavai, kad kažkokios bakterijos nepernešti. Neatsimenu pavadinimo, bet galbūt įdėsiu kur, jeigu rasiu. Šoko. O ten toli šoko. Nežinau, matėsi, nesimatė. Veiksmo yra, žodžiu. Šokinėja. Lašišų yra, nors ir vanduo žemas, bet atplaukusių yra. Bravo, aš matau, čia viena sublizgėjo, tenais dvi stovi. Tai žvejyba, čia medžioklė, nebe žvejyba. Vėl ką tik iššoko vieną. Dūksta čia jau. O mano vieta, kur pernai pagavau žuvį. Iššoko lašiša. Tik užmečiau blizgę ir to vietoj iššoko. Bet jos čia tokias nedidelės. Porą kilogramų turbūt tokias spėčiau. Bet smagu, kad yra. Šiek tiek su muselinė praeiti. Palei tos paskendusius akmenys. Apdruk netyčia kokia susidomėtų lašišaitė. Visai smagu būtų su tokiu liaunu kotuku. Dar vieną vietą, čia kur pernai parodė man. Upė išsiskiria į dvi dalis. Ten toks siauras upelis ir čia va kyla tokia. Čia gerokai aukščiau tos vietos, kur žvejojau. O čia, kur sankirta upės, yra toks pagilėjimas, duobė tokia ir ten dažnai stovi žuvis. Tai einam pabandyti ten pagauti kažką. Jau kad nekimba visur man, tai čia gal pasiseks. Ten yra tokie dideli akmenys. O ten tarp akmenų gali stovėti. Čia jeigu ir būtų žuvis, tai sunku matyti ją būtų. Labai banguoja paviršius. Opapa! Turiu? Nebeturiu.
Eik tu savo. Eik tu savo. Mėčiau palei nosį ir paėmė. Antrą pabėgus. Kas čia daras, nežinau, bet šį kartą jau gerai, pakankamai gerai įsikabino, pradėjo nešt, matėt viską. Nešė ir pukšt, atsikabino. Nu jau porą kilų, manau, turėjo būti. Aš mačiaugi, jos čia stovi. 3 lašišos stovi ir mėtų visus masalus iš eilės. Vat mėčiau ir paėmė vieną. Buvau ir muselinės ruožė dar tiesa. Pamėčiau su muselinė. Nieko ten visai. Su muselinė kažkaip sunkiai čia man tie medžiai kabinasi. Reiktų britkelnių normalių, ilgų. O čia tai tik tai ilgi batai. Tada galėčiau įbrist. Nu, žodžiu. Nu, gal dar pavyks šiandien iškrapštyti. Rankoj palaikyti lašišą. Vienas žuvis puolė. Eik tu savo. Puolė ir nutraukė masalą. Eik tu nafik. Jau 2 jau labai rimtai. Nu 3 kibimai ir visas 3 pabėgo. Eina. Belniop. Nutraukė mano fluorokarboną. Nu, tiksliau ties pintų trūko. Naudoju 0,33 fluorokarboną. Tai pasiliko blizgutė savo dantyse. Oi, gaila, blemba, šitą jau galinga buvo. Iškart tiš. Nutraukė. Sekundė nepraėjo beveik. Ką iš čia džiavino sparnus? Juokingas paukštis. Žiūrėkit, kaip pagavau. Bus vienintelė šios dienos žuvis man kiaurai prabesta su kabliuku. Kitaip neišeina pagauti. It was all the time the rule like this? Yes. Yes? I read Where is the fish? Run away? there was on that side. Yeah, see this stone nearly here on the ground? Staying there. But no, it's run away. It was a real big fish. 5-6 kilo. Wow. It's one. Big one. Near the stone? Yeah, this is Just lying. You see, maybe a little bit better with this, but you can see it now. No, I think I see it Yeah, without yeah, glasses. yeah, That yeah. one. It's just on the bottom and Yeah, it looked like stone. It stay like this in 2-3 days, and it's not so good to catch. But you can stay upstairs there and try in the middle. Maybe I can come up and take the fly. I will go a little bit longer up and try a few moments with my fly. So now you know. Yeah. That's no problem. But Thank I you. told you. Yeah. Yeah. Thank you for saying it. Because Maybe coming other people that are not so happy, but I am. you are an inspector? Yes.
So you're responsible, yeah? Yes. So that's no problem. I only tell you. Yeah, that's very I'm nice. not here for kill someone. I'm here for tell the people what's the rules. So that's no problem. Yes, Yes. thank you. Yes. Nu va, pasirodo, čia inspektorius buvo, šitas vyras priėjo ir pasakė, kad vanduo yra per žemas ir galima žvejoti tik su muselinė. Tai už tai turbūt ir žvejų čia nėra. Parodė ten tinklapį, jeigu iki 30 cm berot, sakė, vandens lygis, ten toks varpelis raudonas. Jeigu varpelis raudonas, tai galima tik su muselinė žvejot. Jeigu varpelis žalias, galima su visko žvejot. Tai parodė varpelis raudonas. Atrodo, ir žiūrėjau. Taisyklės skaičiau, bet va, prasišoviau. Tai gerai, supratingas žmogus, nieko nebaudė, o tik tai pasakė. Tai turiu ir muselinę. Dabar tik su muselinė žvejosiu. O pradėjau pagal taisyklę žvejot. Kaip sakė, tik su muselinė. Ir va čia va prieš kokią minutę taip leidžiu valą. Ir visas valas staiga taip priekį šoku. Kirtau, bet nieko. Bet čia jau kibimas, įsivaizduoju jo. Nu, nes jeigu kliūna kažkur už akmenų, nu, stebi galą ir jis tiesiog iš lėto pradeda tiesintis. Matosi, kad nebeina. Ir palei srovę tiesinasi. O čia taip sujudėjo visas valas, bet gal koks upėtakis nedidelis, nežinau, kas čia galėjo nepasikirst man. Bet visai įdomu. Geras inspektorius, nebaudžia, tik tai įspėja. Oi. Tai visai gerai, dar pats su muselinė atėjo ir parodė ant gaudą, ant kokį. Pasi kaip streameris, toks trišakis ir ilgas. Ilgas rudas plaukas vienas su juodu. Sako, rudos spalva šiandien turėtų veikti. Užsidėjau ir aš kažką panašaus biškį į rudą. O, ne. Ne. Nu tokie čia mano lašišų nuotykiai Norvegijoje, papuolė šiandien. Ir žuvį palaikiau, bet ne rankose, tik tai ant kabliuko. Ir pizdaką gavau. Taisyklės pažeidinėjai pasirodo. Visko pabiški. Nu, bet žuvies nepagavau, bet viskas smagiai iš tikro gavos. Tai ačiū, kad žiūrėjot šį epizodą ir iki sekančio. Ate.